Reikia dar sugalvoti likt biskį iki Nemuno pažiūrėti. Pažiūrėjau į vandenį, tai dar tų lakių likė, bet atsėti kokią savaitę apie čia buvo. Sukėlė, tai nežinau, vienam iš kirkimai gysiu dar pažiūrėjau kelias valandas šiandien. Gal pabūsim kokių pietų ir viskas. Tai va jau, kad maišysiu, aišku, šitą pigų. Metvolių skolinių čia iš pėsnių geras pagaudžiau. Jau yra pirkt gaudųjų. Kitur tai aš jau nematęs. Čia 6 kilogramai. Kainuoja apie 9,50 €. Tai matai liuks. Tai va, šito pasimaišysiu ir dar turiu žirnių. Tada žirnių pasismolkysiu. Čia irgi va, yra ir kukurūzų jame. Kažkokių grūdų dėta. Tai šiaip tikrai nežinau, kiek čia gal labai daug nesimaišau. O va, tada įsidėsiu kokį, gal žiūrėsiu, biskį įsidėsiu viskas. Džipų dar turiu, tai išbaigti viską, kol dar neišvažiavę. Tai geras ūras, tai pažiūrėsiu, va čia visi sakė, kad tie lakiai praėję, visi pagauna čia tų karšių. Tai va, bet čia mes atvarėm, tai tokį smėlyną tada pasimaudyti. Bus galima, tai va. Ką aš čia sugalvoju? Svarbiausia, per daug vandens neįsipilt. Ką reikia? Mažai išbėrė. Gerai, tada nešausi viską prie vandens. Vieną meškę, tai matau, gaudysiu. Valandų kokia, po 9 gal? Na, apie 9, kažkur pusė 10. Šiaip tai jau šilta kaip reik. Tai va, tai. Vienu žodžiu, pažiūrėjau, ką prifilmavęs. Tai prifilmavęs be garsų buvau. Tai ištryniau viską, tik pati pradžia kaip jau ką maišiausi gerai, o čia kaip viską nešiausi, viską pasakau. Tai be garsų. Vienu žodžiu, atstumą pasirinkau panašiai apie 35 metrai gaunasi. Čia smėlis, aišku, smėlynas. Tai va, jau ką dar pasismulkinau žirnių, įsidėjau ir dzikelių įsimečiau. Ir užsimečiau apie 5 šėrikus jauko ir dabar lauksiu. Tai jau matot jau po formą nuogą. Vienu žodžiu, palčiu pavaikščiau, viskas žodžiu, tai sukaitau. Dabar biskį likvijukas atsiranda. Kas dar nelabai mane gūdė, tai kad dar lakių plaukioja. O jeigu žinot, tai nežinia kaip čia bus. Meškinys galas linksa, kažkas tai užsikabinu. Tai va, matysim, kas čia gausis. Bet tom kart tiek. Mažau, dabar su garsu viskas bus gerai. Tai šėriklėlė užsidėjau 70 gramų. Pavadėlis tiek kaip nuo šešupės tą patį palikauti apie 60-70 cm. Kabliukas apie 12 numerių, 10-12. Tai. Šitą gal būtų geriau biskį didesnį, bet viskas bus gerai. Tai va, nes šitą dar norėjau pasakyti. Jau matyti, žiūrėjau kažkas, matot, kažkas linksi. Lyg kažkokią žuvelę turėjau, nespėjau visas įlyst. Visai smagu, kebra. Įdomu, kas daug žuvis čia bus dar. Akoja. Mažai, nu atsinešiu. Sietką ir į sietką įdėsim. Dabar išjungiu. Žiūrėkit, koks kidamas. O, kaip sakant. Tai aš jau dar didesnį sietką, tai šitą maišą turiu. Viskai dabar. A, paskui pasitaisysiu šiek. Nu va, kibimukas, hebra. Gal mažu koks sarčiukas ateis.
Žiūrėsim, kas čia gausis. Yra jungio. Cikais. Sėsti kėdė, paskui bus nesmagu sėdėti. Tai šitą kaip nors susimesiu. Smagu, da, manau, ne paskutinė žuvis. Kiek pabūsiu. Biski šleivai. Kad gerai nusuliau baigtų nusimaudyt. O kaip ilgai tas kėsta. Tai tom kart. Atsinišiau skėtį, kad čia nieks nekaistų, tai čia reikia biski kėdė pasitaisyti. Reiktų persimest. Dabar galvoju, mažu tik tą vieną ėmimą turėjau, viskas bus. Oi, sietkas susišlapinau. Tai netrudys savo čia mes. Nors susimesiu. Gal šiaip tai reiktų pasmulkyti dzikų, smulkyti tai geriau. Gal smarviai dzikų geriau įsiduoda, vis tiek smulkytas yra, kaip paršiukas prakvempa žuvėlė. Nu, mėginam išmest. Kažkur tai biskį netep. Aš galėčiau da į biskį ten toliau pasidėti gerai, pasitvarkysiu. Kibimas. Turiu. Panašu į karšį. Būtų. Bet kažkaip keistai, mažu kokia šaka. Kažkaip keistai mačia viskas. Ne, yra karštis. Ne, jau karštis. Gražus karšiukas. Vai mes jį išėmsi, vėlgi nepapeiks. Gražuolis. Toks visai neblogas. Va, liuks. Prieš išvažiuojant atostogų da nuotaika pasikels. Jau pasikėlį. Tai va. Jau 2 žuvys yra. Pačią valandą. 10:43, dar tik tai visai neblogas čia. Sėdžiu. Šiaip labai smagu, dabar kaip įsimaudėsi dar net vėsuką po tuo skėčiu, kai vėjas papučia. 3 dzikus buvo išdėjęs, vieną raudoną. Tai va, vėl mėgysim užsidėti. Biskį pasmulkinu, tai gal tas mačinau, gal ir te būtų iškibę, nežinau, bet pasakau, ką pasidarėjau. Tai gal dar reiks pasmulkyti. Čia šupėjant šitų jaukų tų karšiukų pagavau. Tai čia, žiūrėjau, čia meduolio skonių tam pirkaus, tai galite išmėgyti tą jauką. Nebrangus, tai aš dar žirnių pasismulkinu. Pasikarpau į tą jauką, labai liuks gaunasi man. Vis kitas keitis radu, kažkaip nesmagu mes, bet nieko. Gal lauksim dar įmimukų. Dabar sėdžiu galvoju, kad reiktų dar kitą meškę mažą atsinešti. Grinai ant žirnių užmeščiau. Kas čia žinot, dabar kažkaip tyko kokia jau, nežinau kiek čia laiko užmečiau, kokia 10 minučių panašiai tyko, nieks nekrutina. Jau mintys kokius gopšomas jau auga. Tai va. Gal ir verta atsinešti tą kitą meškę, kas čia man ant kuoliukų pamesiu. Kitą kituri biskį. Nejau kenčiau. Gal taip reiks padaryti. Na va. Sinešiau kitą meškirytę. Sinešiau dar želnius iš šalkrepšio pasėmiau. O dar vėliau dzikų pasėmiau.
Aišku, čia kabliuką reikės pasikeisti, bet čia mažiukas. Tada pasmulkysiu tų žirnių. Ir dabar matyti, čia reikėjo iš rytų. Galbūt buvę geriau, dabar jau įsidienuoja, jau 11 ir mažu, bus koks kibimas ant vietų. Nu, dar šį ryklą atsinešiu kitą. Tokia vaikiška 60 gramų žyta, o biski čia koks mailiukas, jeigu matė, trt buvo. Nu, šitą 50 gramų nusinešiu. Va, atsinešiu 80 gramų šėryklėlė. Op. Tai mes jau sėdėsim, paskui tą reikės persimės. Nes kažkas tai pabaksniuoju viskį. Nu, smagu, kai toks oras tikrai čia smagu. Prie tų Nemunų tai nepalygysi. Nei šešupės, nei ką. Tai pavadį pasidūrėm ir dar čia. Dabar dar kokį atstumą. Reikia nesižiūrėti, kur aš čia mesėjau. Čia apsukau. Nei tema visai tą galą. Mane tai biskį biesina, kaip apsisuka aplink tą galą. Taip, reikia pasižiūrėti. Aš manau, kad reiktų mesti palei srovę, kur viena yra grįžtamas srovė, kita ta, tai už jos kokius 3 metrus reikia. Panašiai metu aš. Va. Aišku, dar priklauso ir nuo gylių. Va. 28 litrais apsisukimą į 29. Aš manau, kad bus gerai. Dabar pasižiūrėsiu pavadį su didesniu kabliuku. Su 8 numeriu. Čia gal šitas tiks man. Škaptai čia biskį susipynė. Kažkokį kitą pavadį dar uždėjęs aš čia. Mėginu atkabyti. Ne, čia tas pats pavadys kažką persiminties. Viskį meluoju, čia kabliukas 10 numerių bus. Ilgis nežinau, čia pradžią užsidėsiu. Tai kips, nekips dar. Kažkaip pasižiūrėsiu geriau. Pasižiūrim kokį žirnį. Skanesnį. Mažu dar dziką uždėsiu dėl grožio, taptai. Kokį. Būt gerai pasismulkyti tų biskį žirnių. O, truktėliau datą. Tai koks mailiukas, o pas apgraužė dzikus. Tegu pabūna, neišmečia viskų. Šitą ištraukiam, pasižiūrėsim. Už piršto kažkaip užsikabinau tas skėtis, man biesina. Tai atrodo, kad užsikabys, ne, kažkaip net mes. Kas čia?
padaryta. Va, gal kažkoks maleliukas, matyt, karšių nėra, nes apžysta tik tas zikas. Kokios grožės gal. Gal du raudonus kokius uždėsiu. Gal skaniau atrodys. Nu, mažu dar. Karšių reik mėsos 4, dabar uždėsiu. Iš karštų balti bus, o vidury raudoni dzikai. Nemėginam sėmės, paskui aną dar persėmėsi su žirniu. Jeigu tegul dar irgi pabūna, o pirmą pasismulkysiu žirnių. Va, ir paskui pertrauksiu, persimesiu. Mašinėt tas valas atsipalaidavo mamų. Tai va, eisiu kokios kavos, moteriškai atsigersim. Ar užkas ką biskį. Nebesikų renkasi, bet kaip tai fainas oras. Tu dar fainesnės. Gerai, šito žiekliais tokius 5 dantų, čia jau pavadytai. O. Tokio biskį ir stambesnio, kitokių to žirnių liko. Dabar šitą persimesiu, įsimesiu tiek, kur norėjau. Mažusiek susigondys. Skaičiau, kad daug žolių neša, žolių nedaug neša, tai būčiau su viena gaudės. O kaip nekėps dzikų pridėjusiu. Gal nematyt bus jums tų ėmimų. Taip gal biskį. Tai va, išjungiu dabar. Dabar sėdžiu, laukiu pusė 12. Kai laukiu ėmimų, taip ir nieks nepakrutino. Gal ir bus ir viskas. Aisiu. Kavos pasidarysiu, užkačiu ką nors. Tada prieš tai persimesiu ir tiek. Vis tiek davį pasėdžiau, ką smagu. Taip svangiai pasėdžiu. Gamta graži, viskas labai puiku. Vėjukas pučia nekaršta. Tai va tik galėtų biskį daugiau kibimų būti. Tada šitą kažkoks mailius pakrutinu. Tai nužinda, kokios grūžės gal tos zikus. Ant žirnių tai visai atvyko, gal perdė dar ant zikų. Tai va, tai tiek. Kaip tai baigėsi ėmimai, baigiu kavą išgert. Vieną kartą mailiukas koks padaužė, viskas nutyko ir nutyko. Valandų tai gal patys pietus turėtų būti. 12:10. Tai nemanau, kad ką daugiau pagausiu. Ilgai nebūsim, iki kokių planuojam 2 pabūt. Tai va, tai kas dar čia, nemažu dar kas nors netyčia. Ta, žirnį jau nuėmės, uždėjau dėkos, tai va, tie buvo ta toks ėmimokas, patrukčiau ir viskas. Ja, bet taip smagiai labai pasidėjau, pasimaudą ir oras tiesiog pasakas. Nei karšta, dabar čia vėjukas pučia šiaip, pavyzdžiui. Paveisiukiai tai va, lioks tikrai labai smagiai sėdėsi, tik tai skau ėmimuko biskį tankiau būtų koks kibimukas ir labai puiku būtų. Tai va. Kokia netikėtai žuvį turiu. Kuojukiai atėjo dar vieną. Galvoju, kad kaip linko po biskį tik patrukčioja, galvoju, kad kokia šaka žolėjausi kabinus, tai nejungiu kameros, dabar kai pamačiau. Žiūrėjau, kuojukiai.
Vida sulaukiau vieną žuveliuką. 3 baltas, dėkos dabar paliksiu. Viski žolių neša, bet nedaug. Kaip per tą skėtį įmest. Gal geriau atsistosiu, tai. Tai čia kažkur biskį siekiau tą skėtį. Tai va. Na, viena, kad ir nedidelė, bet vis tiek žuvėlė smagu. Kaip matot, pradėjau nešti jau ir žolės. Va. Kibimo visiškai nulis dabar. Tik kad persimetu, va. Būt žolė neusikabinus, gal būčiau palikęs. Dar čia vieną dziką dadėsiu. Tokie 3 uždėti, raudonas, baltas ir geltonas. Tada vieną baltą užkabysiu. Žuvys paėdė čia. Dabar apypytės matyt miega. Tai va. Op. Ir viskas. Taštinukė kažkas taip bakniuoja. Reikia traukt pažiūrėti. Kad vieną kartą stipriau užlenkė ir neduoda užmigt. O, aukšlė kiba. Bus. Jo, va. Ir aukšlė atėjau. Haha. Į tašę įmečiau. Dėsiu 2 dzikus baltą, raudoną uždėsiu. Jeigu čia tik aukštais pradės kept, tai susiviniuosiu tą meškerę savo. Pasiliksiu vieną barzdą žolių neša. Čia va žvejų praėjau. Su meškerių krūva, traukiam pažiūrėti. Nieko nejaučiu visą. Visiškai. Aišku, vėroje bus užsikirtus, tai aukšlį. Švis nieko. Ėmėmas ant šitus. Kažką turim didesnį žuvelę. Ko gero karšiukas gali būti. Bet kažkaip jie dabar kaip traukia nedunksiau, taip paprastai kapukę malką traukia ir viskas. Jau karšiukas. O karšiukas, nedidelis, apie kilogramus. Da, jis myli viskas įpuolį visos. Jeigu aš galo lupukės toksai. Nu, smagu, kad dar sulaukiau žuvies.
Numetam senus dzikus. Dėsiu 3 zekelis vėl. Man atrodo, šitas balus buvo uždėjęs. Čia tokie bartai. Ir su ilgom meškerėm kokiom, tai gal su plūdrimai ėjo, mačiau, su duganim, su viskučia. Gal ką yra pagavas. Tai va, nu, lauksim guliau. Lyg tai namukas buvo ant šitos pirmos meškerės. Tik pasivaidė, nu. Kažkas, wow, ne. Kažkas tai lenkia. Gal žaulių kokių atsikabinė. Oi, tikrai, kad žaulių. Tuoj parodysim žuvį. Ožka čia ta vadinama. Įtašę šią. Va, jau neužilgo varysi namučių. Tai karšiukai tie parvažiuos namučių jau šiandien. Na, dar būtų gerai dar vieną karšiuką pagauti, bet jei nepagausi, tai irgi nieko blogo. Tų ožkų tai čia šiemet aš didesnių buvau pagavęs iš pavasario, tai nežinau kiek aš kelias šešias buvo gal buvo pagavęs, bet tai tokio dydžių buvo. Čia šitą kokia mažiukė visai. Aš čia užsirišę, va. Ana gal meškerę reiks jau susivyniot. O, žėlė. Toks vėjukas pučia. Tikriausiai nesima. Na va. Anda. Varysim namučių. Biskį prieš kelionę dar pasidžiaugiau. O, suksiu meškerę, įsitrauksim žuvį. Dar vieną paliksiu užmestą, kol pradžius dar biskį sėtką prasidžiauvysiu, viską susinešiu. Tai va, kokius žinius. Jų gal ir pasigautų daugiau tų karšiukų, bet jau nori moteriškiai namučių važiuoti, tai va. Ką, einu ištraukti žuvis. Porą karšiukų nedidelių. Karšiukai važiuos namučių. Toks apie kilą, biskį per kilą gali būti, nu, apie kilą tas būna. Geriau mažesni negu. O, berniukas šitas. Dar vienas. Eina mačius varo. O čia dar. Tai va šitą, jeigu nematė, kokia žuvis. Va, kokių auksliukiai. Ir dar kojukiai tokia. Tai va, kokia ta žvejyba gavusi. Na ką, kelias valandas pasidžiaugiau, tikrai smagu. Buvo oras neblogas, nesitikėjau pagauti, visai šiandien. Bet to pamėginau prieš kelionę. Po kelionės matysim, vėl matysim. Tai ką, ate, iki kitų kartų.